Sveiki visi, turbūt matėt per naujienas, kad minėjom apie naują iPad Pro. Ir spėkit ką? Mes turim čia. Turime Apple Pencil Pro, 11 inčų iPad Pro ir Magic Keyboard. Eina saugus planytis. Kaip keistai atrodo. Ta prasme, vos yra platesnis negu Type-C kištukas. Koks yra skirtumas? Kažkoks kosmosas. Palyginus su pirmais iPadais, kurie buvo išėję, tai čia yra išvis, atrodo gali... nedarysim tą, ką daro Jerry. Tikrai nedarysim, ką Jerry's daro. Eik tu savo. Gal dizaino atžvilgiu gal niekas nelabai pasikeitė, bet kas labiausiai tai pasikeitė, tai ekranas ir viskas, kas viduj. Tai čipas, M4 Competition, kaip aš vadinu. Jo, geras, okei. Man atrodo, kad šis iPadas yra lengvesnis už mano telefoną. Realiai. Ant toks skirtumas. O, gražus braided kabelis. Nice, man patinka. Palyginus prie tais laidais, tai jo, šitas daug geriau. Tai šitie braided kabeliai yra pirmieji, būtent juodos spalvos. Ir prie iPado puikiai tiks. Aišku, norėtųsi, kad ir eitų kartu Power Brickas, bet Apple yra ekonomiški. Taip, kaip daugiau, kaip ir nieko. O lipduko neduosit? Kaip ryte. Tai būtent šito iPado kaina yra 1500 €, būtent Lietuvos rinkoje. Ir dabar pagalvokite, ką galima gauti už 1500. Tu gali MacBooką nusipirkt, tu gali iPhone'ą nusipirkt. Ne, MacBooką ir iPhone'ą galima nusipirkt, ne? Pigesnis variantas. Tai įsivaizduokit. Aišku, ką tu gauni iš to iPado. Tai yra Tandem OLED ekraną. Palyginus šitas ekranas turėtų būti daug kartų geresnis už senesnį modelį, bet niekada nepasakytum, kad čia yra senas modelis, vien dėl to, kaip iš dizaino pusės jie atrodo labai panašiai. Taip, jie kartu su iPadu išleido ir Magic Keyboard. Visiškai naujo dizaino. Čia jau svoris jaučiasi. Tai Magic Keyboard ką suteikia, tai kad iPadą tu realiai paverti kaip laptopą. Tai jo, kaip sakant, tokia ir funkcija. Tiesiog patogiau galima bus naudotis iPadu. Dizainas panašus, tekstūra irgi panaši. Tik tai viduje atidarant pasijaučia būtent tas Wow, okei. Primena labai MacBooką. Okei, ir dėl garso. Okei, man dizainas šito daug fainesnis iš tikrųjų. Tas aliuminis labai daug prideda. Galbūt dėl to, kad šiaip pats visas iPadas bus mažesnis. Ką, uždedam. To prasme atrodo, kad dvigubai mažesnis. Geras. Jo, toks sakyčiau labiau refined. Nors abidvi kaip ir geros kokybės, bet šitas yra tikrai padarytas grinai Apple lygio. Gerai, paskutinis produktas, kuris išėjo kartu su iPadu ir Magic Keyboard, tai yra Apple Pencil Pro. Tai rankoje laikau antros kartos Apple Pencil. Ir čia turime Pro versiją. Tai jo, vienintelis skirtumas tarp prieitų Apple Pencil ir būtent Pro versijų, tai kad dėžutėse, ant dėžučių tas dizainas yra 3 variacijų. Ir tai yra vienas iš šitų.
ant kiek jie skiria dėmesį tokiom mažom detalėm, nes čia yra parašyta Pro ir ant pačios dėžutės pačio iPad'o. Nu ką, atidarom, pažiūrim kaip atrodo. Nu ką, visam gražume Apple Pencil Pro. Iš išvaizdos realiai jokio skirtumo. Apart to, kad prie Pencil parašyta Pro. Gerai. Jo, pavau, kad tekstūra skiriasi, bet iš tikrųjų visiškai niekam nesiskiria, realiai apart to, kad yra parašyta Pro. Jo, tai kuom skiriasi, tai aišku, bet kuriuo atveju baterija geresnė bus ir tuo pačiu turi tą paspaudimo funkciją ir kai suki pirštuką, taip pat gali ir suktis ir iPad'e. Tai vienas iš tų naujausių funkcijų būtent prie Apple Pencil Pro. Jeigu turite seną iPad'ą, senesnį modelį tiesiog, tai Apple Pencil Pro negalėsite naudoti dėl to, kad jis tiesiog nepasijungs, nes jis krenta tiesiog. Pakeitė tiesiog kameros lokaciją, dėl to ir pakeitė įkrovimo lokaciją. Dėl to Apple Pencil Pro neveiks su senesniu modeliu. Ir kitas įdomus dalykas, tai kad būtent šitam iPad'o versijai Magic Keyboard'as turi mygtukinį trackpad'ą, o čia yra būtent tas haptic trackpad'as iš MacBook'o. Klaviatūra pati net iš savęs yra daug daugiau turi mygtukų, nors pats iPad'as yra mažesnis. Tai yra visa nauja ta linija su Escape mygtuku, kad gali realiai kaip MacBook'e. Daug funkcijų. Perjungti muziką, padidinti ryškumą ekrano. Gerai, dabar patikrinsiu trumpam, kaip realiai, koks yra didžiulis skirtumas tarp mini LEDs ir OLED'o. Jo, skirtumas yra. Aišku, reikia labai pamatyti tos mažos tokias detalės, bet skirtumas tikrai yra didžiulis tarp OLED'o ir mini LEDs. Tai plus OLED'as visada gerai atrodys, ypač ta juoda spalva labiausiai matosi, ta tokia grinai juoda, čia tokia pilkesnė. Tai jo, naujas iPad Pro man patinka, man tikrai patinka. Upgrade'ai tikrai yra geresni, ypač Magic Keyboard turbūt daugiausiai tokio, tokio įspūdį paliko. Ir aišku, iPad'o tiesiog dydis. Tai tiesiog, net juokinga ir tuo pačiu šiek tiek net gąsdina, kad ant tiek gali būti toks plonas device'as ir tiek galingumo tokiam mažam. Ypač, kai yra pirmas vienintelis iš Apple visų produktų turintis M4 čipą. Tai va, aš įsivaizduoju, kad Jerry Rig Everything tikrai bandys sulaužyti abu variantus. Ir turbūt lūš labai smagiai. Tai jo, dėl, kaip sakant, pirmų patirčių bus tiek. O antroji daly, štai iPad'ą testuosime su kitais Apple produktais, viena iš naujausių. Tai būtinai subscribinkite, laikinkite ir pamatysite daugiau, ką gali padaryti būtent šitas naujas iPad Pro.